Šviesos intensyvumas ir saulės energija. Saulės energija pagrįsta jos konvertavimu į elektros energiją. Tačiau dienos bėgyje Žemę pasiekianti saulės energija kinta, todėl saulės elementų teikiama energija taip pat pasikeičia. Šiame eksperimente matuosime įtampos lygį kintant šviesos intensyvumui. Mums reikės Novalink duomenų registratoriaus sujungto su kompiuteriu, 3 matavimo diapazono įtampos jutiklio, Multilab programinės įrangos ir Terranova saulės energijos rinkinio. Pirmiausiai prie pagrindinės plokštės prijunkime 3 saulės elementus. Įsitikinkite, kad ant elementų esantis juodasis kištukas visuomet būtų kairėje. Maitinimo šaltinio laidus prijunkime prie iliuminacijos modulio ir tuomet kištuką įkiškite į lizdą. Tada prijunkime jutiklį prie Novalink duomenų registratoriaus. Jutiklį nustatykime ant A pozicijos ir prijunkime prie plokštės. Štai taip. Esame pasiruošę. Atėjo laikas duomenų registratoriaus nustatymui. Kompiuteryje pasirinkime bandinių ėmimo dažnį iki 10 bandinių per sekundę ir registravimo trukmę iki 50 sekundžių. Prieš pradedant iliuminacijos modulį uždėkime ant vieno iš saulės elementų. Programoje paspauskime startas. Norėdami pamatyti įtampos pokyčius, keisime atstumus tarp modulio ir elemento. Štai taip. Dabar pasižiūrėkime, kokius rezultatus gavome. Atstumui didėjant, mažėja šviesos intensyvumas. Ir rezultatas žemesnis įtampos lygis, mažiau pagaminama elektros energijos.